Segu prie širdies šį neužmirštuolės žiedą, atminties ir pagarbos ženklą, prisimindama visus, kurie žuvo kovose už Lietuvos laisvę. Praėjęs šimtmetis buvo pilnas kovų ir karų, kuriuose lietuviai kovojo už savo valstybę ir už savo vaikų ateitį. Amžiaus pradžioje Lietuvos valstybės kūrimas, vėliau pokaris, kai tūkstančiai jaunų Lietuvos vyrų paguldė galvas miškuose, kovodami su gerai ginkluotu priešu. Ir pagaliau tai, kas teko mano kartai, 91 sausio 13, kai pati dirbau čia, aukščiausioje taryboje, buvau aukščiausios tarybos deputatė, o tūkstančiai lietuvių stovėjo prie televizijos bokšto, prie Lietuvos televizijos, kitų pastatų ir ne visų jų artimieji tą vakarą sulaukė namuose. Visi mes, kurie nešiojame šį žiedą, tuo pačiu sakome, aš prisimenu, kaip sunkiai buvo iškovota mūsų laisvė ir ką mes turime būti dėkingi už šią dovaną.